Pone Danguolė, išgirdote teismo sprendimą. Koks jisai? Man teigiamas, esu labai pakilios nuotaikos, kad teisingumas vis dėlto Lietuvoje yra ir tikiuosi, kad tas teisingumas ir toliau laimins kitus besikreipiančius ir ieškančius tiesos. Palinkėčiau kitiem tokios pačios sėkmės. Aišku, ačiū teisėjam, mūsų advokatei, kuri tikrai daug padarė, dėjo darbo, kad mus sugniuždytus, kad mes sugniuždyti, gal taip pasakyti, atsitiestumėm ir kitaip žiūrėtumėm į gyvenimą. Po 2015 metų gruodžio 7 dienos. Sakykite, ar tikėjotės tokio teismo sprendimo? Tikėjau teisingumu. Tikėjotės teisingumu. Ar Lietuvoje verta kreiptis į teismą, jeigu jautiesi skriaudžiamas? Pasirodo, kad tikrai verta, nors buvo visokių abejonių, gal nereikia, gal reikia nutylėti, susilaikyti, bet matyt, tas žingsnis yra geras. Ačiū Jums už pokalbį.